vandens vaidmuo baltymų įsisavinime yra gerokai svarbesnis negu daugelis įsivaizduoja. Štai kodėl tai aktualu ne tik tai sportuojantiems, tačiau ir nesportuojantiems. Keletas punktų. Baltymų skaidimas ir virškinimas. Vanduo padeda aktyvuoti virškinimo fermentus, kurie skaido baltymus į aminų rūgštis. Be pakankamo kiekio skysčio, vandens, virškinimo procesas gerokai sulėtėja, o baltymai gali būti tiesiog ne visiškai suskaidyti. Antras svarbus dalykas – azoto šalinimas. Baltymų skaidimo metu susidaro azotų junginiai, kuriuos organizmas pašalina per šlapimą. Tam būtinas pakankamas kiekis vandens, kad inkstai efektyviau galėtų atlikti šią funkciją. Jei vandens trūksta, apkraunami inkstai, o tai gali sukelti diskomfortą ir sveikatos sutrikimus. Trečias – aminų rūgščių transportas. Vanduo padeda pernešti aminų rūgštis į audinius, kurios naudojamos raumenų atsistatymui, hormonų gamyboms ir kitoms funkcijoms. Be skysčio transporto procesai sulėtėja, o baltymų nauda sumažėja. Ketvirtas dalykas – baltymų efektyvumas kasdienybėje. Net jei žmogus nesportuoja, baltymų įsisavinimas priklauso nuo hidratacijos. Pavyzdžiui, protinis nuovargis, silpnumas arba netgi lėtas žaizdų gijimas gali būti susiję netgi su baltymų trūkumu, bet ir su vandens stygiumi mūsų organizme. Taigi, rekomendacija būtų gerti vandenį reguliariai, ypač jeigu vartoji daug baltymų, arba laikaisi baltyminės dietos, naudoji baltymų papildus, sportuoji arba fiziškai dirbi. Sportuojantiems arba aktyviai fiziškai dirbantiems arba daug prakaituojantiems norma jau pasidaro ne 30 ml, o bent jau 40-50 ml vienam kūno masės kilogramui. Tai yra bazinis orientyras, kurį galima reguliuoti pagal aktyvumą ir pagal klimatą. Arba Lietuvoje pagal sezoniškumą metų. Parašyk, pasitarsim.